Kelionių lapų formavimas. Suformuokime kelionės lapus. Tam, kad juos galėtumėm formuoti, atidarykime modulį skaitiklį ir suveskime savo turimus automobilius. Taigi, navigacijos juostoje atidarykime skaitiklių paieškos langą ir spauskime mygtuką Naujas. Nurodykime automobilio pavadinimą ir valstybinį numerį. Nurodykime automobilio pradinę ridą. Suvedus pagrindinę informaciją, atidarykime skiltį skaitliukai. Nurodykime du skaitliukus, tai yra kurą ir ridą. Spauskime mygtuką Pridėti skaitliuką ir parinkime tipą kuras. Įveskime pavadinimą. Nurodykime matavimo vienetus. Nurodykime ridos skaitliuką. Spauskime dar kartą mygtuką Pridėti skaitliuką. Dabar tipą parinkime rida ir įveskime pavadinimą. Taip pat nurodykime matavimo vienetus. Suvestą informaciją išsaugokim. Suvedus turimą automobilio skaitliukus, suveskime skaitliukų duomenis. Pažymėkime skaitliuką kuras ir spauskime mygtuką Pridėti skaitliuko rodmenis. Nurodykime kuro pylimo datą, kuro kiekį litrais ir sumokėtą sumą. Galime nurodyti atskaitingą asmenį ir suvesti aprašymą. Dabar suveskime nuvažiuotus kilometrus, todėl pažymėkime pelyte ridos skaitliuką ir spauskime mygtuką Pridėti skaitliuko rodmenis. Dabar jau suveskime nuvažiuotą kilometražą. Nurodykime kelionės tikslą bei važiavusį asmenį. Tokiu pat būdu galime suvesti visus važiuotus maršrutus už mūsų fiksuotą kuro įpylimą. Suvedus visus važiuotus maršrutus, duomenis išsaugokim. Suvedus skaitliukų duomenis, atidarykime skiltį Kelionės lapai. Spauskime mygtuką Kurti kelionės lapą. Šiame lange matome savo įvestą pradinę ridą. Taip pat sistema suskaičiuoja ridą laikotarpio pabaigoje. Nurodykime kuro sunaudojimo normą. Sistema jums paskaičiuoja ekonomiją arba perviršį. Sutikrinus ir papildžius langą duomenimis, spauskime mygtuką Toliau. Sukuriamas kelionės lapas, kurį galite atsispausdinti. Norėdami atsispausdinti kelionės lapą, spauskime mygtuką Generuoti dokumentą.
Po dokumento sugeneravimo kelionės lapo spausdinys automatiškai patalpinamas į dokumentų saugyklą ir jį galite rasti dokumentų saugykloje arba skiltyje dokumentai. Jeigu naudojatės dokumentų valdymo sistema, toliau šį dokumentą galite registruoti ir siųsti pasirašyti.